Labas, kaip sekasi? Noriu šiandien tau parodyti, kaip atimti iš dviženklio skaičiaus vienaženklį skaičių, kai reikia išardyti 10. Šiandien mes pasitelksim analogiją, bus mama ir vaikelis. Ar nori pabandyti? Pabandom. Norėdami atimti iš dviženklio skaičiaus vienaženklį, naudosim štai tokią lentelę. Čia vėlgi šiame stulpelyje visada stovės vienetai ir pirmiausia visada dirbsim su jais. Atimant mes mokomės, kad vienetai kaip 1 euras. Kiek eurų po vieną? Monetos. O čia eis dešimtis. Dešimtis tai kaip kiek 10 eurų mes turime. Ir aš sakau, kad šitie pinigai yra tie, kuriuos turi mama. O čia yra tai, ką mes norim iš mamos pasiskolinti. Mama ir sūnelis. Labas! Pabandykime iš 52 atimti 3. Taisyklė tokia, kad didysis skaičius 52 yra pinigai, kuriuos turi mama. Apatinis skaičius, kurį mes turim atimti, labas mamytė, yra pinigai, kuriuos noriu pasiskolinti vaikas. Taip noriu pinigų, kad net griūnu. O, štai. Taigi, mama turi 52 eurus. Aš įdedu. 1, 2, 3, 4, 52 eurus. Ir užrašykime skaičiais. 52. Penkios dešimtis, 2 vienetai. Mamos pinigai. Vaikas nori pasiimti 3 eurus. Mama, duok man 3 eurus. Prašau. Tai kad vaikeli aš turiu tik 2. Ir ką dabar daryti? Kaip paskolinti vaikui 3, kai aš turiu tik 2? Mama, bet tu pasižiūrėk, tu turi dar po 10. Gera mintis. Kaip man iš tų 10 paskolinti? Jeigu aš pasiskolinu 10, privalau užrašyti, kad skolinu 1 10. Ir dabar turiu ne 2, o 12. Iš 12 3 eurus paskolinti aš tikrai galiu. Iš 12 atimkim 3. 1, 2, 3. Kiek mamai lieka? 9. Mamai lieka 9. O čia mama turėjo 50, bet 1 paėmėm. Taigi jai liko 5 minus 1, 4 dešimtis. Taigi kiek dabar mamytė turi pinigų? 49 eurus. Na, dar nemažai, dar ką nors nusipirksiu. Ačiū, mama, kad paskolinai. Prašau. Kai atimam iš dviženklio skaičiaus vienaženklį, prisimenam tokią istoriją, kad pirmasis skaičius tai yra skaičius, kurį turi mama. Pinigai, kuriuos turi mama. O mes esame tas apatinis skaičius ir mes norim iš mamos pasiskolinti. Ir klausimas čia yra, ar mama turi tiek pinigų, kiek mums reikia. Jeigu mums reikia 6, ar mama turi čia 6 eurus. Ir jei neturi, ką tada daryti? Jau prisimenam, taip? Ir nepamirštam, kad vienetai po vienetais, dešimtis po dešimtimis. Ir jeigu pasiskolinam, būtinai pasirašom, kad nedingtų tie pinigai. Pabandyk, patyrinėk ir parašyk, ar tau patiko. Iki.